norim parodyti, kaip net veikia plytelių, nes dauguma žmonių galvoja, kad jeigu nusipirks plytelę 1,20 m ant 60 m, tai ją galės montuoti tik ant 4 kampų ir tiesiog taip sutaupyti reguliuojamo atramų. Kaip matot, ta plytelė laiko svorį, viskas yra gerai, bet jinai spyruokliuoja. Vat pasižiūrėkit iš šono, aš dabar su savo 140 kg tą plytelę judinu ir kaip matot, jinai tiesiog spyruokliuoja. Teisingas šios plytelės montavimas yra tada, kada čia yra statomas dar vienas papildomas pjedestalas. Tai žiūrėkit, mes dabar surinksim teisingai, kaip turi būti. Tai va, tam, kad teisingai sumontuoti, turime dėti 6 taškuose atramas, kad ši plytelė stovėtų stabiliai. 6 kampų. Ir žiūrėkit, jeigu aš dabar užlipu ant šitos plytelės, aš galiu šokinėti, striksėti, daryti, ką noriu. Ir šita plytelė tiesiog stovi labai tvirtai ir jinai tiesiog nelinguoja. Vien dėl to, kad jinai turi atramas kas 60 cm.